girdi. Pavargęs po sporto. O daktaras jau parūkė, kur... Kas čia megabum kažkuris? UE megabum. Daktarai? Čia mano, galite su manim? Nu, ant papilo. Aš jau 7 galbūt jau. Jie, bet taigi, tipo, tu sakai, kad aš nepasiduodu, tai jeigu aš atsistočiau nuo stalo, mane būtų minus. Nu, čia pas mus darom, kad minus 5. Gali sakyti, kad aš pasiduodu ir viskas. Bet jeigu jis tikrai paskutinis ir 5 jau pasidavęs, tai tikrai visi prieš tave balsuos, tai tokiu atveju ten mes kai darom, kad tipo neduodam už tai minus, nes tipo tiesiog taupai laiką visų. Tai aš ir bandžiau taupyti laiką, pasakiau, kad... Ne, bet tu lauki, gal čia Kai laukiu, tada trečias kalba ir aš juodas, tai galvoju... Nu, pasipuojam patys savo. Kas naktim veido, dangumis skraidino, kol dangus ir mėnuo lietumi gaivino. Žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais mosuoja jį per kūno vadino. Kai nubudo žemė, jums karūna nuspynė, sunokino sodų, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir per kūno laukiant jo vardą šaukė. Per kūno vadino. Kai nubudo žemė, jam karūna nupynė, sunokino sodus, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir per kūną laukiant jo vardą šaukė. Kol dangus ir mėnuo lietumi gaivino, žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais mosuoja jį per kūno vadino. Kai nubudo žemė, jums karūna nuspynė, sunokino sodus, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir per kūną laukiant jo vardą šaukė. Per kūno vadino. Kai nubudo žemė, jam karūna nupynė, sunokino sodus, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir per kūną laukiant jo vardą šaukė. Kas naktim veido, dangumis skraidino, kol dangus ir mėnuo lietumi gaivino, žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais mosuoja jį per kūno vadino. Labas rytas. Pradėsim kalbas nuo numeris 1, jūsų minutė, prašom. Sveiki, pagalvojau tokį vieną dalyką, kad po ilgo laiko filmuojam, nes veikia mikrofonai ir galvojau galbūt kažkaip privesti prie kamerų maždaug idėjos. Mano kalba bus apie tai, kad kai būna kai kurie žmonės fotkinasi, filmuojasi ar kažkas tokio, būna dažnu atveju, kad tu matai nuotraukai, kas feikina, tarkim, savo šypseną, o kas natūraliai būna šypsosi. Ir aš pagalvojau šiek tiek ir apie praeitą žaidimą, kad pavyzdžiui, aš žinau, kad šitą yra patikrinta, bet aš vis tiek ją natūraliai kapoju, rodau savo tokią natūralią emociją, lygiai taip pat, tai aš pasistengsiu vėl žmonės labiau ieškoti, nes aš kažkaip ilgą laiką supratėjau žaisti už raudoną kortą taip, kad ne tiek stipriai ieškau juodų, kiek labiau stipriau ieškau raudono ir atmintumo būdu gaunu. Dėl to man 1 ir 7 gavos, nes aš 3-8 labiau spalvas radau, kaip 8 prieš 9 ten savo veidą atkišu ir kaip 3 kapoju 2, ten tas buvo juodas. Tai va, aš palinkėsiu susirasti vieni kitus tos natūralius raudonus 7, o tos 3 juodus, kurie feikina savo šypsenas išmiršta. Ačiū. Numeris 2 minutė. Labas rytas, miestelė. Man patiko šitą mintis visai. Tai, tarkim, radau pirmą
nu, nesakau, kad labai raudona, dar paklausysim poziciją, bet kol kas šitam rate sužaisiu 1-2. Tik tai bekalbėdamas nesišypsojat pirmą žaidėjų, tai galvoju, ar čia feikinė, ar ne feikinė, galvoju, paieškosi pagal šypseną, bet tai va, tai kiti moka feikinti labai gerai irgi šypsosi labai natūraliai, nu, kiti moka. Tai o šiaip iš tikrųjų galvoju apie, aš kažkaip tai mačiau apie, šiaip man labai patiko muzikinis takelis, iš tikrųjų apie Kamanių šilelį kažkaip pagalvojau, nežinau, čia kas čia dainuoja, kas ne, bet man labai patiko, pirmą kartą girdėjau šitą ir šiaip galvoju apie praeitų žaidimus. Tai va, tai tiek, o šiaip parodysiu poziciją kaip ir praeitą kartą. Parodysiu, pasakysiu poziciją, paskui ant sekančio ar dar kažkokio rato. Tai žodžiu, paskutinis mano žaidimas, tikiuosi laimėsim. Ačiū pas. Ačiū, numeris 3, minutė. Vienas raudonesnis už 2. Šiaip, jeigu jūs šerifas, tai aš siūlau prie 10 pakelt 2 žaidėjus. Tiesiog, nes aš labai raudonų laikau pirmą, pasakysiu kodėl. Pagal prieš 2 savaitės, kai žaidėm, kai buvo Amberis atėjęs ir jis sėdėjo ant pirmo, visi žiūrėjo jį. Ir aš pasakiau argumentą, kad jeigu jis būtų Mafai būtų žiūrėję į kažką kitą, žiūrėtų reakciją, kaip jie klauso jų juodo žaidėjo. Kadangi visų akis buvo į pirmą, todėl aš galvoju, kad, nu, tipo, pirmas tiesiog raudonas. Tai jeigu jūs, nu, kad mes, jeigu ten šaudysite, žinot, ar kažką, neįstatom pirmo, net jo, aš irgi net neįstatysiu, bet reikėtų pakelt kažką, jeigu jūs šerifas. Tiesiog šerėkit prieš naktį, aš šerifas ir kažką pakeliam. Visai neblogai pataikom į spalvas, tai staudu. Nu, blemba, tikrai, jums labai paprasta, jūs praeitam žaidime buvot raudonas ir jūs sakot, nu, tai aš vėl duosiu poziciją ir panašiai. Bet dar turi jūs kažkas palaikyti raudonų. Aš, pavyzdžiui, kol kas nepalaikiau. Aš praeitam žaidime suklydau dėl jūsų. Nežinau, kas jūs tikrai, žaidžiu 1-3. Numeris 4 minutė. Labą rytą, miestelį. 1-3-4, žodžiu. Kai aš praeitą kartą sakiau, iki tol, kol iki manęs kalbėjo, kad pirmas buvo kai kuriems žaidėjams įtartinas, aš pasakiau, kad paskui šešta tuo metu būdamas sakė, kad jisai labiau raudonas ir aš pasakiau, kad jisai labiau raudonas yra būtent dabar antras. Nes jisai kažkaip kitaip atrodo, jisai kažkaip kitaip užtikrinčiau, jisai ieško kažko, atrodo netokim kažkur jisai stebi. Nu, iš savo sėdėsimas kažkaip sto, nu, išveido iš visų tokių dalykų. Šiuo atveju nepasirodė man vienas dalykas. Kitas dalykas, tas, kai antras žaidėjas, arba pirmas žaidėjas naktį sako, man klausiau muzikos ir man patiko, tai man nepatiko ir panašiai. Man visą laiką tai yra triggeris, man yra ženklas, kad čia kažkas negerai, neturiu ką pasakyti, pasakysiu apie muziką. Dėl to man antras buvo ir įtartinas. Pirma gera kalba buvo. Pirmas už tai, kad vien ta pradžia apie kameras pagalvojau ir paskui kažką bando iš tos kameros išrutuliuoti kažkokią kalbą, dėl to atrodo labiau raudonas. Ir trečias sužaidžia prieš 2, labiau raudonas, argumentai apie pirmą irgi labiau raudonį, dėl to 1-3 žaidžia prieš 2 pasą. Kas? Numeris 5 minutė. Labas rytas. Nepatiko, kad stiprinate trečią poziciją. Tampat įtartinesnis, netgi už trečią. Trečias labai keistus dalykus pasakė. Tipo, pirmas kalba ir visi žiūri, dėl to jis yra raudonas. Tai tipo, mafai turi palyst po stalu ir bijoti žiūrėti į savo juodą. Tai o į ką daryti mafam? Tai visi ir klauso vienas kito. Tai man labai, o į ką mafam žiūrėti, kai dar tik tai pirmas šneka? Į kitų žaidėjų reakcijas. Man nelabai patiko trečio žaidėjo mintis. Aš žaisiu 1-2-5, nes jūs pratakavote antrą žaidėją. Jūs pasakėte tos dalykus apie tą muziką. Pavyzdžiui, aš raudonas lygiai taip pat pagalvojau apie muziką, nes keista buvo. Tokia ir dar galvojau, kažkokį liaudį šokių, ten kažkas. Tai man tokios mintis buvo nakties metu ir aš esu raudonas. Todėl ir pritariu antram žaidėjui, nes jisai panašiai tą patį pagalvojo. O jūs užsipuolėte antrą žaidėją, nesakote pagal tas mintis, muzikos dažniausiai būna juodi žaidėjai. Jūs stiprinote trečią, kur trečią įtarinėjau, nes trečias, pasakė keistus labai dalykus. Todėl žaidžiu 1-2-5 ir galvoju tarp 3-4, kažkas tai ne to, ketvirtas net įtartinesnis už trečią, kur pagal kalbą trečias man juodesnis. Numeris 6 minutė. Labas rytas, Montė, vėl piks, kad aš būdamas raudonas nerandu jo spalvos. Bet man artimesnė 1-3-6, tai yra 1-3-4 kol kas. Aš apie trečią irgi radau man kabliukas buvo tas, kad jisai pasakė, pradėjo šneką ne nuo to, kad pirmas tikrai raudonas ir pasakė tos savo argumentus, bet pradėjo nuo to, kad tarp 1-2, vienas yra raudonesnis. Tai kai ir pasakai tokį dalyką, kad tarp 1 ir 2 vienas yra raudonesnis ir po to dar 20 sekundžių ar dar daugiau kalbi, dėl ko pirmas tikrai raudonas, tai man tas keista. Nu, va, tas dalykas mane patiko. Bet jisai pasakė, kad pirmas tikrai raudonas, ketvirtas užžaidė 1-3-4, antrą kalbą man nebaisiai patiko. Aš galvoju, kad tarp 3-5 turėtų būti Mafas, nes jūs realiai kapojat ketvirtą už tai, kad jisai sužaidė su trečiu. Tai tarp 3-5 man yra Mafas. Galiu sužaisti 1-4 tada. Galiu sužaisti 1-4.
Numeris 7 minutė. 6. Už tai, kad jūs pasakėt, kad 3, 4, 6 jums kaip raudoni, o po to jau sakot, kad ir 3, 5. Tai realiai jūs pasakėt, kad 5 yra juodas. Tai dėl man, kadangi 5 man patiko, ką jūs pasakėt, nes aš lygiai taip pat kaip 3 pakalbėjau, aš galvoju, kad irgi, apie ką jūs kalbat, kad visi žiūrėjom, tai nebūtinai ir man toks irgi nesutapo. Bet sutapo viena mintis dėl antro, kur galiu paantrinti ir 4, kur man antras, kai praeitą kartą jūs pakalbėjote, jūs buvot labiau atsipalaidavęs, bet jūs tada ir gavot aktyvią kortą. Aš nežinau. Esmė tokia, kad šį kartą man ne taip gerai sukalbėjot kaip praeitą kartą, bet pažaisiu 1, 2, 5, 7, kur įtariu 4 ir 6 labiau. Vien tik dėl to, kad 4 paantrino 3. Ai, 5, 6 ir 7. 3 nepatiko. 5. Ačiū pas. Ačiū. Numeris 8 minutė. Labas rytas, minutė. Įgyvendikim tą 6 norą, aš statau 6. Priimu. Galės po to raštu susigalvoti. Jeigu joms patika tokia karūna, 3 galės prisimti tokius sprendimus. Nežinau, iš tikrųjų ką daryti, nes mano biškai kitaip nuomonė susidėlioja. Pirmas galvoju, kad yra labiau raudonas, bet jūs dabar antrą ten taip labai norite visi kapoti ir valgyti, bet man antras irgi nepasakė ten kažko taip baisiai blogo, apart to, kad ten apie muziką kalbėjo, čia beje Petunija dainuoja. Ne, ką man išleidęs. Vėl po to dėl 3 kabinasi ten 5 ir 7, kad jisai tenai pasakė keistus dalykus, tai man atrodo pasakė pakankamai raudonus dalykus. Tai galvoju, kad 1, 2, 3 tenai galėtų būti šiaip tai visi raudoni, nors 3 tenai nenori su antru labai žaisti, va dėl 4, tai ten klausimas, kas tenai, man toks vėdas, kad jis biškai labiau norėjo pasislėpti ir prisitaikyti prie to. Ir 5 gan drąsiai važiavo, galvoju, kad raudonas 6 buvo, nesupratau tos pozicijos. Numeris 9 minutė. Labas rytas, 8 visiškai nesupratau, man įtarimo kelio nėra temos jo kalboje. Dabar taip, antras yra atspirties taškas. Galiu išstatyti 7. Tai koks skirtumas jau išstačiau? Nepriimu. Gerai, žodžiu, antras yra atspirties taškas, bet antras per visą savo laiką realiai labai mažai ką pasakė. Jis biškai pratęsė 1, tada pakalbėjo apie muziką, tada sako, aš vėl pagestikuliuosiu. Ten parodysiu savo gestus, tai antras man kelia didelius įtarimus. 3, 4 man tinka į komandą, 5 pradėjo šuršulį kelt, nors yra logikos, ką jis sakė apie tą 3 argumentą, kad nebūtinai visi žiūrės į 1. Bet vis tiek man 3 yra raudonesnis iš pozicijos, nes 5 atrodo bando pritempti 2, nes jau labai anksti pasimatė, kad 2, nežinau, gal išsidavė. Bent, mano logika, kad jisai gali būti juodesnis žaidėjas. Tai va, tai mano komanda realiai yra, tik tai 1, 3, 4, nes čia po to prasidėjo nesuprantami kažkokie keisti dalykai. Kas? Numeris 10 maždaug atrato. Ar daugumą sutinkat, kad 2 su 6 kalbėtų, nes aš manau, kad tai būtų geriau. Man atrodo tinkamiau, tai žiūrėkit, kad nebūtų vėl bairių, 6 su 10 balsuoja, nuo 6 iki 10 balsuoja 2. Dabar toliau. Mano komanda bus 1, 3, 4, 6, 9. Iš tikrųjų ilgai dvėjau dėl 6 ir papasakosiu... Kas? Aš... Baig, bairius. Nežinau, nieko. Duokit man pakalbėti, ar ne? Pirmo kalba buvo žiauriai gera, 3 teisingai, manau, atkreipė dėmesį, nors tai gali būti, kad taip ir nėra, kaip jisai pasakė, bet iš tikrųjų, juodiems kartais juodi nežiūri. Aš užskaitau šitą argumentą. Gerai, šaudas šerifas, ką patikrint, sakykit. 4, mano kalba, blema. Gerai, tai jūs ten parodykit, kas norit jam. 4 davė daug argumentų, 5 jūs neklausėt pagal mane, jūs neklausėt nei 4 argumentų ir apie tą veidą kalbėjau. Aš, pavyzdžiui, išgirdau ir man, pavyzdžiui, tiko tie argumentai. Ir pagal mane antras šiaip kitaip žaidžia, kai būna raudonas. Tai va, tai man įtartiniausi žaidėjai prie stalo yra 2 ir 5, tikrai, akivaizdžiai, o 8 aš nesupratau komandos. Tai dėl to, jeigu šią minutę, tai 2, 5, 8, 3 įtartiniausi žaidėjai. O 6 geras uždėjau. Antra pražanga, numeris 3. Įstatyti žaidėjai 2 ir 6 už gestikuliacijas pražangas. 2 ir 6 pasiruošiam balsavimui. Kas balsuoja už numeris 2? 105 rankas, kas balsuoja už numeris 6? 5 rankas. Numeris 2 pusę minutės. Labas rytas, miestelį. Man tai iš tikrųjų labai, šiaip dabar įtartiniausias, šiaip 7 labai man keistas jūsų pokalbis, šitas kalba, bet kad 6 nori pasikelti su 7, nors prieš tai tarinėjau, tai man raudonina, nes jūs tik tai, kai paimėt 1, 3, 4 ir paskui susimėtėt, 3, 5 sakot juodas, man labai įtartinai, bet man patinka, kad jūs norite pasikelti su 7, kur galvoju juodesnis. Bet kas man dar užkliuvo, kad 8 ima į komandą 7, man labai įtartina, nors atrodė, kad iš pradžių jūsų komanda tik tai va šitą keistavo. Tai aš įtarinėjau tarp 7 ir 8 tikrai gali būti.
kad ketvirtas pastiprina, trečią man šitas nepatiko. Numeris 6,5 minutės. Aš tikrinčiau dar 3 ir 5, ten turi būti juodas žaidėjas, mano supratimo, o realiai 7, 8, 9 stipriai įtarinėjau. Nu, tarp 7, 8, 9 man daug juodų žaidėjų, labiausiai 7, 8 aišku. O 9 už tai, kad jis sužaidžia mano komandai be manęs. Jeigu tu girdi mano komandą, sužaidė be manęs. Taip, tu sužaidė 1, 3, 4 be manęs. Gerai. 5. Nu tai patikrink tarp 3-5, tenais nebus 2 raudonų žaidėjų. Ir 2 juodų nebus. Kas? Perinu balsavimo fazę už gestikuliacijos pražangos. Pasiruošiam balsavimui. Kas balsuoja į numeris 2? Stop. Palaikykit. Palaikykit. Jūs dėjot. Kitą kartą bus pražanga už patraukimą. Visi palaikykit, kas dėjo. 7 rankas. Likė 3 iš 6, numeris 2, jumis nepatikėjo jūsų minus. Jo, tai čia jūs pastebėjote dabar, kiek va yra šitų rankų, kiek buvo, vos net ten 7, ar ne, 7 rankos. Nu tai aš išeinu raudonas, čia tikrai trečias pirmas dėjo, paskui man atrodo ketvirtas, kas čia dar laužė? Pirmas ne, man atrodo. Ne, tai jie turėjo, bet va čia va, trečias tikrai, o ketvirtas man atrodo arba lygino, arba dar, man atrodo, kad trečias laužė, čia tikrai bent jau pirmas atrodė, tai tikrai bus šitas trečias įtariu. Kas dar? Nežinau, kas čia dar laužė, iš tikrųjų nelabai pastebėjau, bet 3-4, bet ketvirtas man atrodo dametė, bent jau man taip pat pasirodė liktais. Toks atrodo gelbėt, bent jau aš taip kiek pamačiau akies, bet dar taip, 5, nu tai va ir jie 2. Tai va, šiaip įtarinėjau, 7 man kalba nepatiko, bet kad 8 paėmė labai įtartinas, o dabar 6 nieko liktais apie 7 nepasakė. Taip labai minimaliai ir tarp 3-5 patikrinimas irgi labai keistas. Tai 6 man dar vis tiek įtartinas. Aš siūlau patikrinti, nežinau, kokį 6, 7, nežinau. Nu tai va. Tai aš įsivešiau 3 tikrai, dėl 4 nežinau, jis paaiškins, bet man pasirodė, kad jis dar, nu, kažkaip, bent jau saugot atrodė, lyg jis norėjo. Laikas. Perinam į nakties fazę. Žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais masuoja jį per kūno vadino. Kai nubudo žemė ir karūna nuspynė, sunokino sodų žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidas klausė ir per kūną laukiant jo vardą šaukė. Per kūno vadino. Visi miegam, prabunda tik nušautas žaidėjas numeris 1, jūsų minutė. 7, 3, 10. Stop, 3, 7, 10, visi prabundam ir numeris 1 jūsų paskutinė minutė. Nu, atsakiau, kad juodį svajoja. Aš čia spalvos nebūčiau radęs 7 juodą tiesiog, nes rankos nedametė. Aš net kito nesakysiu, tu juodą ir viskas. Aš čia lifas. Žinai, dėl ko pasakiau, gal ėjau ant antilogikas, nes su manim visi žaidžia, aš taip pat turiu šaudytis. Žinai, pasakysiu, gal taip man kažkas atsivėrė, 7 juodą. 3 irgi manau, kad juodas, nes laužė į antrą. Tiesiog 3 dametė, 4 su manim kažkiek ten pamatė, kad 7 nedavidė, dėl to aš damečiu, dėl tos 8 rankos ir sukrito, o 3 labai stipriai tiesiog į antrą. Kodėl jūs ranką metėt? Galvot, kad juodas, tai gerai, žodžius spalvų išeisit 7-3. Manau, kad Monte labiau raudonas, 6 labiau raudonas, 9 savo emocijos labiau raudonas, o 10 kai kalba, ne taip natūraliai, dėl to manau, kad 3, 7, 10 čia gali būti kokia trojkė. 7 po to 3. Ta prasme, jis negali, sako, 2 manau juodas, tai gerai, jis už antrą spalvą turi išeiti. 7-3, o atsiminkit, kad klausykit 10, 9 ne kiek iš argumentų, kiek iš pačios emocijos, nu jis jau atsibodo, kad jisai dabar manim, kai raudoną, tipo netiki barmalėjus, bet manau, kad 6 labiau už tai, kad norėjo pilinti su 7 raudonas, o 9 tiesiog iš savo kalbos. Tai vat 7, po to 3, po to kažkas 10. Kalbas pradeda numeris 3 jūsų minutė. Jisai nori tikrinti mane, dar ne kai aš nelaužiu. Jisai norėjo mane tikrinti tada, kai 4 su manim sužaidė, 6 su manim sužaidė, 8 su manim sužaidė, 9 sakė, kad aš ne juodas ir 10. Ir 5 sako, reikia tikrinti 3. Ir jisai sako, jo, patikrinti 3. Kur aš buvau tas žmogus, kuris apraudoninau pirmą, pasakiau, kad pirmas raudonas dėl to, kad visi žiūri. 5 sako, ne, 3 jam nepatiko, kad aš pirmą raudoninu.
Tai jeigu aš juodas, ką man pirmą raudonį per šitą argumentą, aš pasiliksiu šitą argumentą, kai aš būsiu raudonas ir panaudosiu jį, nes aš susirandu vieną raudoną žaidėją. Ką man raudonint raštutį, bet kas pradės įtarinėti kažkurio metu, nes jisai visada geras kalbas sako. Pagal kalbas jo nepagausim. Aš pasipilinsiu sekančiam rate, bet aš esu raudonas. Aš galvoju, kad 2 galėjo būti juodas, bet aš pilinsiu, todėl kad mes turėsim prie 6 žaidėjų papylą ir aš išsirinksiu su kuo pilinsiuos ir kelsiuos, nes aš pas jūs juodas esu. Aš pas jūs juodas, aš kelsiu su to, ką aš įtariu. Įstau 7, dabar išeina 7, o sekančiam rate aš pasipilinsiu. Jeigu aš apraudojau raudoną, net neįstačiau jo ir pasakiau, kad tu greičiausiai šaudysies, mano čia juodo žaidėjo pasiūlymas. Kas? Numeris 4 minutė. Įstau 7, bet, gerai, raštučio kalba buvo. Tai prieš jį sunku buvo gal net ir sužaisti, kad ir juodas būdamas nelabai galėtum kažką ten labai ir prieš jį sužaisti. Bet dabar, kai turim, kad 7 yra juoda, jinai sužaidė komandą 1, 3, 4, 6. 6 nesu 7, nes jisai, kai pasakė, kad kai 7 pradėjo kalbėti, 6 norėjo paskelti 7, tai dėl to 6 turi būti labiau raudonas. O sužaidamas 1, 3, 4, galimai jinai gali pasimti kažkokį savo juodą, žinau, kad aš raudonas, jinai sužaidė, jinai nesužaidė, aš raudonas, dėl to jis gali būti šiek tiek įtartinas. Ir prasideda paskui šitie agresijos prieš raudonų žaidėjus, dėl to, tai... Kas, jūs sakėt antras raudonas, aš nesuprantu, juodas, o aš sakiau, iš karto atakavau antrą, pastiprinau jūs, sakiau, kad antras įtartinas ir pasakiau už ką, ir jūs dabar 3-4 nori pasikelti, tai 4-2 kartu komandai, realiai nesąmonė. O po aš parodžiau, kad trejato patikrinimas yra geras dėl to, kad yra žaidėjai, kurie pasakė, kad jūs esate labiau raudonas ir sužaidė 3-4 komandai, bet yra žaidėjai, kurie prieš jūs pažaidė, dėl to radus jūsų spalvą, jeigu jūs esate juodas, kitų spalvą atsiranda. Numeris 5 minutė. Labas rytas, įstatau 7, dabar išėjai 7. Trečias nervuojasi ir nelabai suprantu, sako, 5 prašė 3 patikrinimo. Girdėjo, kai žmogus pasakė, aš visą laiką prabuvau, aš nei vieno nerodžiau jokios gestikuliacijos, ant galo, kai Barmalėjus rodo patikrinimas tarp 3-5, aš raštučiui rodau patikrink 5. Patikrink, mano buvo vienintelis parodymas ant stalo 5, o trečias sako, 5 prašė 3 patikrinimo. Čia tik tai juodas žaidėjas gali taip makaloti savo kalbą. Bet dabar išeina 7, trečias pasakė, kad antras yra juodas, į antrą sulaužė, už antrą išeis 3. O dabar, kai rodo, kad 4 su antru kartu juodas, kai 4 įvažiuoja už 2, kur aš jums duodu priekaištų, dėl ko jūs atakuojate žaidėją numeris 2, nes man pasirodė, kad jis raudonesnis. Nors aš nežinau jos spalvos, bet man pasirodė pagal ko. Tai va, tai aš dabar jau galvoju, kad 3-4 negali būti. 6 raudonesnis už tai, kad pasakė 6-7 pilinamės. Jis parodėgi per 0. Pakelkite 6-7, todėl 6 bus raudonesnis. Išeina 7 ir... Kas? Numeris 6 minutė. 7. Man 8 nepatiko, aš pasakiau, kad tarp 7-8 man daugiau, 7-8-9, tarp 7-8 ieškau tikrai juodų, už tai, kad 8 pasako, kad ten žaidžia 1-2-3, 5 jam kažkodėl tai daugiau raudonesnis, nors aš svarstau, ten ar 3 gali būti toks, ar gali būti kitoks, aš vis tiek žaidžia, kad ten 1-2-3, tai man 7-8 daugiau juodi yra. O 10 paprašiau patikrinti už tą, kad jisai suždė mano supratimu su visais raudonais žaidėjais ir po to, kai buvo jau sulaužimas į antrą, tai aš galvoju, kad 5 daugiau raudonas. Tai va dėl to. Tarp 3-5, aš nežinau, realiai jūs vis tiek turėsit keltis po to kažkaip tai. Nebus kitokių informacijų. Ačiū. Ačiū pas. Numeris 7 minutė. Ačiū pas. Ačiū. Numeris 8 minutė. Labas, tas miestas, kad dabar išėjom, tai viskas aišku, bet kas bus toliau, tai niekas neaišku. Dabar dėl 3 žaidėjo, kodėl jūs sulaužėte į antrą žaidėją, aš taip ir nesupratau, aš išklausiau, o tai 6 tai buvo labai raudonas, kuris nenorėjote kelti 2-6. Buvo labai raudonas 6, po to savo kalbos, labai raudonas buvo. Ok, 3 galvoju, kad yra labiau juodas, pakeisiu dabar šitą savo nuomonę. Aš galvoju, kad 6 nėra toks labai raudonas, po savo ginamosios kalbos pasakyti neapsiraudodino tiek. Tarpsime, galima buvo kelti 2-6 labai laisvai. 6, nesuprantu, ką aš rodo, 6-7 kartu juoda? Ne, nebus, bet tai išaiškėjo tada, kai žinau, kad 7 yra juoda. Tik tada išaiškėjo. Ne tada, kai po nulinio rato, kai reikėjo kelti 2-6 ir 3 laužė kažkodėl tai. O išaiškėjo po pirmo rato. 10. Nesuprantu, kas ten dabar bandė parodyti. Galvoju, kad 3 yra juodas ir manau, kad 8 galėjo pataikyti, kad ir 10 yra juodas. Kas numeris 9 minutė?
Aš tik tai visi sako, kad šeštas apsiraudono dėl to, kad sutiko kelti 6-7-0 rate, bet tuo pačiu metu jisai pasiėmė, sakė, kad įma į komandą 0 rate 1-3-4 ir po to sakė, jam juodas yra tarp 3 ir 5. Kai po to 3 ar kas ten kažką pasakė ir jisai sako, tai gal ten 1-4-6 paimti. Kažkas tokio tikrai buvo, tai nežinau, čia toks atsvara man apie šeštą ir iš vienos pusės ir iš kitos pusės, bet aš vien dėl to, kad jisai sutiko kelti salę su 6-7, man jisai netampa raudonas tiesiog. Tai va, toliau, iš esmės, kelsis, bet realiai 3. Aš irgi galvau, kad 2 yra juodas, bet pagal idėją 3 gali irgi išeiti ant atsvaros. Kad jeigu 2 juodas, o jeigu 2 raudonas buvo, tai 3 gali išeiti ant atsvaros. Tai irgi tas ant to realiai. 7. Šiaip galėtų gautis net 2, 7, 8. 8 nežinau, man abu kartus kažkaip blogai labai 8. Kas? Numeris 10. Pagal mane 3 ir 7 yra juodi, aš renkuosi tarp 6 ir 8, dar labiau 8, bet dabar paklausykit visi gerai argumentų, ar ne? 3. Aš esu ne kartą ginčiasi su Kipo. Prie 6 nebūna jokių 2 papilų. Nebūna. Ir dėl ko? Dėl labai paprastos priežasties. Prie 6 išeina 1, prie 4 2 papylas. Tas pats rezultatas. O rizika didžiulė prie 6 daryti papilą. Ne, aš su Kipo esu ginčiasis, ne. Čia neteisinga. Toliau, 4. Nepasakėt nieko, dėl ko metėt ranką. Kodėl? Jūs 2 metėt ranką. Žodžiu, aš iš 4 lauksiu, kodėl jis metė ranką. Kad ir kaip nebūtų, laužėt jūs 2, o ne 1-3. Bet prieš 3 aš turiu argumentą tą, kad nesidaro prie 6 papylas. Toliau, 6. Jūs, ką esat pasakęs, jūs man sakėt, jūs visiems sakėt, 7-8 laikau juodais ir ten turbūt dar 1. Ir paskui dar 10. Tai kiek 4 juodi prie stalo, tai skaičiuokit. Nors aš už nulinę kalbą sakiau, kadangi 6 man mėtėsi, kaip tik man atrodo, aš laikau raudonesnių žaidėjų. Tai va, tai dabar pagal mane išeina 7, tada ramiai išeina 3, 4, pasakykit, prašau, kodėl jūs laužėt. 6 beje, kai aš mačiau, kad jūs užsimiegojęs ir gal nedėsit rankos, aš jūs žiūrėjau, dėkit ranką ir taip akim dariau. Tai, žodžiu. Visi pasisakėm, perina balsavimo fazę, balsavimo nebus, tik viena kandidatūra, numeris 7, jūsų minutė. Gerai. Tai šaudom 6. Ačiū pas. Ačiū, paplavom numeris 7 ir miestelis eina į naktį. Labas rytas, nušautas žaidėjas numeris 6, jūsų minutė. Nežinau. Realiai, Alenai, tu sulaužiai. Taip. Bus tai bus. Nebus. Nebus. 7 išėjo juoda, tu sulaužiai 2. Tai 2 tikrai raudonas. Kam laužiai tada? Žiūrėjai. Aš manau, kad dabar turėtų išeiti 3. Po to galvoju, kad 10 man nebaisiai raudonas už tai, kad jisai turi priekaištų 4, dėl ko jisai metinėjo ranką. Jeigu 4 yra juodas ir yra sulaužimas į 2, jisai nemes rankos tos. Kam jam šokti stalą? Bet kokiu atveju. Yra sulaužimas į 2 žaidėją, 3 sulaužė, kam 4 tą dėti ranką, aš to nesuvokiu. 10. Realiai maniau, kad čia tik tai 1 juodas gali būti, tarp likusių man daugiau 8-10 buvo, bet už sulaužimą turi išeiti 3. Kas paplavom numeris 6, kalbas pradedam numeris 4, jūsų minutė. Labai, aš ne iki galo uždėjom numeris 3. Aš nelabai suprantu, kokia 3 juodo motivacija išeiti taip stipriai ir tipo, gerai, jisai išeis, jisai juodas. Ir kas, ar kokia komanda, ar tipo, net jeigu jisai juodas, kodėl save agituoti stipriai išeiti, bet kokiu atveju. Dėl to aš nelabai suprantu šitos motivacijos kaip juodo žaidėjo. Sulaužimą iš jo, tipo, čia yra rizikinga, bet, man kova 3 labai panašu, kad ir nematau su juo juodu, nes visi pardavė 3 pasakydami argumentus, kad jis sulaužė 2. Kai prieš tai pritam žaidimė dabartinis 8-9 sulaužė į raudoną. Kodėl jūs sulaužėt? Kad jūsų netikrintų, dėl to sulaužėt, tai jeigu jūs žodžius pasiduotų patikrinti. Jūsų nešaut, nes jūsų aš įstačiau 3.
kodėl aš laužiu. Aš periferinį matym, pradžiu, kad kažkur rankos juda tenais anoj pusė, dėl to aš irgi damečiau ranką. Tiesiog man toksai gavosi labiau refleksas. Numeris 5 minutė. Labas rytas, statau 3. Keistai bokštai jūs kalbate, atrodo, pirmą kartą žaidžiate šitą žaidimą. Jūsgi puikiai suprantate, kai šerifas šaudosi, mafai įsibėgioja, teisingai, tai mes ir nerasim tų komandų. O trečias žaidėjas ką pasakė? Pasakė, pagalvojau 2 juodas, dėl to sulaužiau. Tai prisima tegul atsakomybę už antros spalvą. Tegul trečias ir išeina. Jeigu žaidimas nesibaigs 2-2, mes prie 4 kažką pylinsim. Įsirinksim, kas raudoniausiai papilti. Ne, jūs Alenai pasakėt, aš nežaisiu tų žaidimų. Viskas. Jeigu jūs raudonas, jūs nešnekėsit tokių dalykų ten apie pirmą, kad jisai šerifas, nes padėjote mafams surasti, kad pirmas yra šerifas. Jeigu raudonas žaidėjas, jisai slėps, jisai nepasakos, kad pirmas žaidėjas yra šerifas. Man įdomu, mano ranka į 3, jūs darykit kaip norit. Ačiū. Ačiū. Numeris 3 mažiau emocijų. Numeris 8 jūsų minutė. Labas. Kaip praeitą metą pasakiau, kad balsuosiu prieš 3 ir pasakiau argumentus. Jums nėra kritikos. Jūs dabar bandote rodyti 2-2, nėra. Jūs sakote, kad yra juodas ir 7 buvo juoda. Vadinasi, pas jumis kritikos jokiais būdais nėra. Kodėl dabar antras atrado antrą? Aš jūs klausiu, kodėl jūs laužite į antrą? Dabar pas jumis motivacija, kad jūsų netikrintų, ta prasme. Ne motivacija. Trečias yra juodas, tai klausimas su kuo? Devintas pagal emociją aš galvoju, kad yra labiau raudonas. 5 pagal tai, kaip dėlioja, yra labiau raudonas. Man lieka tarp 10-4. Tarp 10-4 lieka. 10 labai prie 4 tenai prašo, kad ten tą pasiaiškintų, kodėl jisai tenai dėjo ranką. 4 su 3 nulinėme te žaidė. Nežinau, kaip po to nuspręsite. Taip ir bus. Man galvoja, kad 9-5 yra raudonė, 3 manau, kad tikrai yra juodas ir tarp 4-10 kažkas tai negerai. Laikas, numeris 9 minutė. Aš manau, kad tarp 2-3-7 yra 2 juodi, tai dabar 3 balsuot paprasta logika ganėtinai, tada kas yra trečias, bet trečio gerai 5 sakė, čia pagal komandas nesurasi. Tai iš tiesų man 10 palei jo praeitą kalbą apsiraudonino. Nes man irgi, pavyzdžiui, nebuvo aišku, kodėl 4 meta ranką. Tipo, mano logika yra tokia, kad jeigu jis ieško juodų, jeigu jis yra raudonas žaidėjas ir kelia tokius klausimus, tai turėtų jį tai apraudoninti, ne? Kodėl sulaužė? Kodėl aš galvoju, kad trečias sulaužė? Kodėl praeitam žaidime tu sulaužai? Nes užsimėgojęs buvo, tai tiesiog mečiau už beleką. Bet 3 nebuvo užsimėgojęs, jisai labai griežtai. Žodžiu, sugadinot mano laiką dabar, bet iš esmės, tarp tos trojkės yra 2 juodi, tai trečias. Numeris 10 minutė. Žiūrėkit, 3 neturit pirkti, jūs išeinat labai, aš dar kartą, prieš 6 nesidaro šitie bairiai, nes juodi gali laužti ir sugadinti visą žaidimą. Tai dabar išeinat jūs, mes nusišaus kažkas, nusišautas žaidėjas bus tikrai raudonas, paliks palikimą, va čia iš Montės išmokau. Turėsim tikrai labai gerą palikimą, jo paklausysim, nuspręsim, 2 pakelsim nuo stalo. 3 jūs išeinat, jūsų ratas, dabar tiesiog taip sukrito kortos už tą laužimą. Nežinau, jeigu čia baigsis 2-2, tai baigsis, tai paplot galėsim, tada labai gražiai sužaidė juodi. Aš, manau, kad 9 yra raudonesnis. Aš turėjau nuo 0 ratų įtarimų dėl 8, aš juos vis dar tam tikrus turiu. Man kas atrodo, aš palaikau, kad 5 siūlo žaisti pagal žaidimo mechaniką šiai minutai, o jūs, manau, galėjote irgi daugiau dadėti ir aš jūsų prašiau nuo senai 4, kad pasakytumėt, kodėl jūs irgi laužėt ir toks atsakymas buvo labai padrikas. Tai aš šiuo metu nesu apsprendęs, ką 2 papildyti. Nesu. Bet dabar tikrai išeinu. Kas numeris 3 užbaigė ranką. Man tai neįdomu, jeigu jūs juodi, jau jūs laimit, tegul 8-90 prabalsuoja prieš mane, 3 rankos bus prieš mane, jūs tiesiog pasaugokit ir prabalsuokit prieš 8. Aš su 8 pilinus, jeigu jūs juodi, jie laimi, nes jūsų nieks neįtarė. Dabar paaiškinu, kodėl, jūs tipo suprantat, kad aš labiau raudonas, bet jūs dėl to, kad juodas galit būti, dėl to laužėte 2, jūs pralaimėsite žaidimą. Aš aiškinu, kodėl aš laužiau, todėl kad jūs visi mane pavadinot raudonu, raštutis rodo, tikrinsim 3. Tai ir tipo aš tada turiu laimėti kažkaip žaidimą, man jau užknisto, kad mane tikrina, o man spalvų nereikia iš jūsų. Tai aš ir laužau, kad netikrintų manęs pagaliau. Surado juodą, aš pasipylinu, aš padariau tą veiksmą tam, kad prie 6 pasipylint, o ne tam, kad išeiti.
Gerai, jeigu 2 raudonas, mes 2 pralošiam. Tai jeigu 2 juodas, o jeigu, nu, ta prasme, aš galiu išsirinkti, ar ne, iš to 8. Priima. 3-8, 8-90 prabalsuoju prieš 3, jūs pasakėt, kad aš juodas. 10. Jeigu, viskas, jeigu jie juodie laimėjo, nes aš 5 įtariu. Monte, prabalsuok prieš 8. Papildinam, Tai jūs nieko. mane įtarėt, mano Tai ranka prabalsuok jūs. prieš 8. Gerai, tu prabalsuok tada prieš 8. Jis taip prieš mane statys. Prabalsuok, papildinam. Spėjimas už kalbėjimą palaikas, išstatyti kandidatai 3 ir 8, nu dabar už gestikuliacijas pražangas. 3 ir 8, pasirašom balsavimą. Kas balsuoja numeris 3? Stop, 3 balsai. Kas balsuoja numeris 8? 3 balsai. Numeris 3 jūsų pasisėmėte. Viskas, 10 raudonas, nes galėjo dar mes sulaužyti, o jūs irgi pasidėt provokaciją, tai mes su 8 keliamės. Aš labai tikiuosi, kad 8 paskutinis mapas, nes mes kai pasikelsim, jums reikės spręsti tarp 4-5. Aš tada jau palikiu, balsuojam taip pat, nesulūž stalas, Vytautai, nesulūž. Nereikia nieko žiūrėti. Aš balsuoju, žiūrėk, 4-5-8 prabalsuoju prieš 3. Jeigu tipo jie kažkas darys, gali bandyti, bet jie gali provokuoti. Todėl 3-8 pilno mes pasikeliam ir mes paliksim, kas jums. Laikas, numeris 8 pusiminutės. Jeigu jūs esate raudonas, tai jūs tavas įsirinkot raudoną žaidėjus. Turite girdėti, ką aš sakau. Aš turiu argumentus, jūs nieko neatsakot. Nieko neatsakot. Ramiau. Kodėl sakote, kad 2, kodėl išėjo 2, dabar jau, kad jūs netikrintų. Ta prasme, blaškas visiškai absoliučiai. Ir nepadat nieko. Šito prašėte, šitas viskas, aišku, 10, ką daro prie stalo. Techninė pražanga numeris 8. Kad aš negarantuoju. 5. Jeigu dabar, pavyzdžiui, nepakels mūsų, aš tikrai reiksiu su 10 kelti. Tikrai su 10. Laikas. Gavot techninę pražangą už stiprius daužimus į stalą. Už sekančią techninę išeisit nuo stalo. Pakartonis balsavimas už Pasakyk, koksai, nes tu Taip, pasakysiu. Pakartonis balsavimas už gestikuliacijas pražangos tarp 3-8, nuo dabar už gestikuliacijas pražangos 3-8, tokio eiliškumo. 3-8. Kas balsuoja už numeris 3? Stop. 3 rankos, kas už numeris 8? 3 rankos. Kas už tai, kad abu paliktų stalą? Stop. Neužtenka, miestelis eina naktį. Veidus rūkuose skandino ir kartais mosuoja jį per kūno Kai nubudo žemė ir karūna nuspynė, sunardino sodų žiedus sužydino, vietų negaivino, švelniai radis klausė ir per kūno laukia jo vardas šaukė. Labas rytas. Nušautas žaidėjas numeris 10, jūsų minutė. Nežinau, kas čia įvyko, pagal mane taip neteisinga daryti, bet aš mačiau pagal visą mechaniką, kad taip turėtų būti teisingiau dabar padaryti, nors, aš vis dar sutinku su kaip argumentas, kad prieš jų nereiktų daryti. Bet žiūrėkit, pagal mane kas turėjo vykti, mes turėjom juos abu pakelti. Man labiau atrodo, kad mes turėjom juos abu pakelti. Aš žiūrėjau jūsų ranką, žiūrėjau, ką jūs darysit, jūs abu nedėt, aš mačiau, kad neužteks rankų net jeigu aš ir dėsiu. Jo, tai kiek buvo rankų už kada visus pakelti? Nebuvo rankų, aš mačiau periferinį, žiūrėjau, nebuvo. 2 rankų. Žiūrėkit, jo, aš raudonas, bandžiau gelbėti, aš tai norėjau šiaip labiau pakelti, nežinau, iš tikrųjų pats kaltas, kad nepadėjau už tai, kad abu išeitų. Nežinau, 8 už Nervakų, kodėl jis norėjo su man, aš nežinau, aš tai būčiau metęs 8 tikrai, man įsipašė jėdų komanda, nežinau, ką čia reikėjo taip Nervakų. Nežinau. Pasikalbėkit, čia sunkus dabar gausiu žaidimas, iš tikrųjų pagal mane reikėjo abu išvesti ir Gadaiką padaryti ir viskas. Tai sorry, kad aš nedėjau už abiejų pakelimą, mano klaida. Aš palieku 8 juodą. Kas paplojam numeris 10 ir kalbas pradeda numeris 5, jūsų minutė. Aš nesuprantu tokių žaidimų. Trečias žaidėjas įsirinko 8 papylą. Pasi juoda komanda iš viso 2-7-8. Jis rado visus juodus, sako, manau, kad paskutinis mafas. Ir nesugebėti pakelti 2 žaidėjų. Būkštai, ką jūs darot, kur jūsų ranka, ką mes patikrinimų kažkokiu turėsim ar kažko tai. Kodėl nepastatėt? Trečias atakuoja jūs dar pagal kažkokią logiką. Išstatau 3 turi išeiti nuo stalo, tik tai 3. Pas jūs visą mafijos komandą surasta, pas jūs 2-7-8 tokia komanda, jums paskutinis 8 juodas žaidėjas. O man jūs juodas esate. Ir leidžia juodam žaidėjui uždarinėjant stalą vadovauti, apversti kažkokį. 10 pats pasakė, prie 6 nepylinam, išvedam 3 ir prie 4 kažką papylyti. Ne, 3 įkalbėjo, 10 paėmė padarė. Nu tai čia tiesiog praloštas žaidimas. Ačiū. 10, ačiū. Numeris 8 minutė. Labas, tiesas.
bandau dabar suvokti. Pagal jūsų logiką, jeigu trečias yra juodas, jisai ne su antru, jisai su 7 ir lieka dar vienas juodas. Kas tas juodas su juo kartu? 9 arba 4. Tai pagal mus 4 su trečiu juodu. Jis nedėjo už pakelimą, nedėjo. O koks jam tikslas nedėti už pakelimą? Jeigu aš esu raudonas, tai juodas, išmetaisi vienas, lieka vienas ir kas tada? Devintas aš vis tiek galvoju, kas yra raudonas. 10. Devintas yra raudonas, bet kas ten toliau dabar gal... Išstatau 4. Priima. Dar galvosiu, kas čia dabar darosi ir kas čia kaip... Laikas numeris 9 minutė. Aš statau dar 8 ir Priimu bus 8. išstatyti įtartinesni. Ant galo mane trečias papirko su tą savo logiką, kad keliam 2. Ir man kaip ir make sense buvo, bet galiausiai trečias nedametė to savo rankos už tą pakelimą, nes gerai 5 sako, jeigu trečias jums paskutinis juodas yra 8 iš jūsų komandos, ne, bet ne, trečias po to apsigalvojo, kad tipo 2 jau geras, bet čia jau jo tas feilas, kad tipo prieš tai balsavo sulaužiai 2, nes 2 blogas, po to jau tipo sako 2 geras, bet tipo pagal idėją, jeigu jam 8 buvo juodas, tai ką jis galėjo pasikelti, bet ne, nebalsavo. Tai, nežinau, 8 čia dabar, 8 man visą žaidimą netiko, dabar čia gal bando kažkaip praplaukti, bet... Šiaip geras, įdomus žaidimas, man patinka. Šitas įdomesnis. 10. Bet aš galvoju dar apie tos 4, bet apie tos 4 tik dėl to, kad nedametė rankos. O daugiau ką pripaišyti blogo ant tų 4, ant tų ką pripaišyti. Laikas numeris 3. Kiek man dar veiksmų reikia atlikti, kad suprantumės, kad aš raudonas? Aš buvau tas, kuris apraudonino pirmą ir apgyniau jį ir pasakiau, davai pakelk 2 žaidėjus ant 0. Čia juodo žaidėjo kalba, kad pakelk 2 žaidėjus ir sakau, davai tu šaus. O pas jį, Mafas aš vienintelis. Pas Montę Mafas tik aš. Kodėl jisai nesako, kad 4 juodas? Kodėl jisai nesako, kad 4 juodas, kur 4 nestatė su manim? Taigi parodžiau, ką tik. Stau 5, man neįdomu. Aš balsuoju prieš 5, todėl pas 5 Mafą yra kažkas tarp 9-4. Arba jūs, arba jūs. O jisai mane valaiko labiau raudonu. Tai jūs turit balsuoti arba prieš 4, arba prieš 5. Aš dabar prieš 4 nebalsuosiu, aš jį pasiliksiu vėliau, jeigu jisai Mafas. Todėl, jeigu jisai turėjo balsuoti prieš 8, nes Montė supranta, kad aš apsiraudonau savo veiksmais. Aš nekelsiu už pakelimą savęs, kai aš esu raudonas. Jeigu aš Mafas, aš pasikelsiu su man ten įtartinu žaidėjų, kad būtų patogu gadaika. Aš esu raudonas, dėl to aš nestatau už savo pakelimą. Aš kovosiu ir aš laimėsiu šitą žaidimą raudonas. Jūs raudonas. O jisai nežinau kas, bet 5 pasakė, kad aš Mafas vienintelis pasakė. Kas? 4 užbaigė ratą, jūs minutę. Bet jūs pasakėt, kad antras jau jums tipo nebejuodas. Tai kas tada pas jūs komandai? Jūs atakuoja dabar 5, aš kartu su 5 sugalvot, kad 4-5. Nu, tipo manęs 5 neatakuoja, bet jis 0 pasakė, kad aš esu įtartinas už tai, kad pastiprinu jūs. Tai kas gali būti juodi? Jūs sakote, kad 9 raudonas, 8 dabar sako, jau nebežinau, nors norėtų su juo keltis. Ką? Kodėl 5? Kodėl ne 8? Jeigu jūs juodus negalite 5, jums reikia prieš kažką žaisti, jūs negalite, būdamas juodas, šauti 5. Ką jūs dabar jau 3 išeina? Jūs dabar sakėt... 5, 4 ir 9 barot statė prieš 3. Jeigu aš esu juodas kartu su 3, aš tada nesatau už 3. Nes aš sakau, kad 3 galbūt gali būti raudonas, bet aš paskui su 5 pastačiau prieš 3 ant papildo, tik tais paskui nebepaskėlė. Ir jūs sakot, kad 3-4 gali būti kartu juodi. 3 sako, kad iš 3-4 išeina, jis kai tik atsikėlė, po to sako, kad išeina 4, paskui jis jau keliasi už 3, jūs sako 3-4 juodas. Aš nesuprantu už... Įspėjimas už kalbą palaikas. Perina balsavimo fazę, nuo dabar už gestikuliacijos pražangas. Išstatyti žaidėjai. 3, 4, 8, 5. Tokiu eiliškumu. 3, 4, 8, 5. Kas balsuoja už numeris 3? Stop, 2 balsai. Kas balsuoja už numeris 4? Stop, 1 ranka. Kas balsuoja už numeris 8? Stop, 2 balsai. Ir kas balsuoja už numeris 5? 0 balsų. 3 ir 8 po lygiai balsų. Jūsų ginomosios kalbos. Numeris 3 pusiau. Jau čia mes pralaimėjom, nes 2 bus. Aš galvoju, kad mes už 5 statom ir dėl to pastačiau. Aš galvoju, mes statom už 5, negalvoju, kad 8 pirmas. Aš raudonas. Žiūrėkit,
Montė neranda su kuo, bet viskas, Montė jau prabalsuos prieš mane ir jeigu daktaras raudonas, tai lemba, ne, jisai negali būti man, 5-9 prieš mane pastatė. Kodėl jūs prieš mane pastatė, neaišku, bet jūs prieš tai nestatė prieš mane. Gali būti, kad antras juodas realiai gali būti. 5. Tai gerai, 8 tegul lieka, aš išeinu, jisai ten kortelę, jis tą gavo techninę, jisai raudonas, aš išeinu, gerai. Numeris 8, pusę minutės. Aš jums aiškinu, kad ketvirtas gali susipažinti į abi komandas. 3-4 arba 4-5. Saugiausiai balsuoti yra ketvirta. Nes kaip kitaip sužinoti? 8-3? Niekaip. 8-9? Niekaip. 5-8 dar galite kažkaip tai surišti. 5-9 kažkaip surišti. Dėl man balsuoti ketvirtą yra vienintelė logiška išeitis. Vienintelė logiška išeitis. Laikas. Perint pakartotinį balsavimą už gestikuliacijas pražangos. Eiliškumas 3-8. Tokiu eiliškumu. 3-8. Kas balsuoja už numeris 3? 103 balsai. Kas už numeris 8? 2 likę balsai. Numeris 3 jūsų paskutinė minutė. Nėra daugiau. Nėra, du juodas buvo. Žiūrėkit, jūs turite suprasti, kad viskas, man įdomu. Pas Montė buvo mafas aš. Aš palieku, kad Montė juodas, paaiškinu kodėl. Anulio aš sužaidžiau su pirmu, pasakiau, kad pirmas žoskai raudonas, todėl, kad visi jį žiūrėjo. Atsimenat šitą dalyką? Aš žiauriai raudonų ir pasakiau, kad žaidžiu prieš 2. Montė nepatiko, iš Montės buvo ataka prieš mane. Nes 1-3-4, jūs bokšai sužaidėt 1-3-4 ir Montė nepatiko, kad ketvirtas atakuoja mane, jis pažaidė prieš mane. Todėl Montė čia paskutinis juodas, jisai balsavo. Jeigu jūs juodas, jūs laimė. Žiūrėkit, juoda komanda 5-7, 3-7 ir kažkas dar. Tikrai ne 8, nes aš pilinausi. Tai Montė, kas paskutinis mafas dabar? 9 ar 4? Nesigauna. Montė išeina, Montė pasakė. Juoda komanda 2-5-7, nesigauna kitaip. Arba jūs galvot, kad aš mafas su 7 ir tada bokštas tipo su manim gali būti tik taip. Bet ne, bokštas aš žinau jau, kad raudonas, nes jis galėjo damušti, kai 5-9 tipo balsavo prieš mane. O daktaras, jeigu juodas laimi, ten techninės gavo. Tai Laikas paplom numeris 3 ir miestelis Janinai. Kai nubudo žemės, karūnados pynė, senokim sotų, žiedus sužydino, vietų negailino, švelniai veidus klausė, ir per kūną laukia, jo vardą šaukė. Labas rytas, nušautas žaidėjas numeris 8, jūsų minutė. Nežinau, kas yra jos, bet čia yra blogiausia. Trečias paliko tikrai 5 raudonų, juodų. Bet aš nežinau, dėl to 5 toks yra juodas. O 9, aš visą laiką jūs vadinau raudonų. Jūs dabar jau supratote, kad gydote visą žaidimą. Tiesiog reikia klausytis, kas yra sakoma. Aš visą laiką vadinau labiau raudonų, bet gal dabar pabalsavote prieš 3, ne prieš mane. Man buvo toks labai irgi toks klaustukas, kai jūs sakote 8 jums įtartinesnis, 3 raudonesnis ir balsuojate prieš 3. Nu nežinau, dabar aiškinkite, visi turite... Aš tai šiaip žiūrėčiau į 3-4. Tai yra 4-5, ne taip. 10. 4-5, nežinau, dėl 5, dėlioktas komandas ar buvo 2-7 ir kažkas tai, ar 3-7 ir kažkas tai. Tos tarp 4-5 ten reikia tiesiog. Laikas paplom numeris 8. Pradeda kalbos numeris 9, jūsų minutė. Išstatau 4. Priima. Kodėl aš balsavau už 3, nes aš tiesiog, aš ėjau pagal savo tą basic logiką, bet ta basic logika bent kol kas suveikia. Pagal tą mano basic logiką man dabar reikia balsuoti už 5. Kodėl aš geras? Ką aš blogo padariau? Nieko aš blogo nepadariau. Bent jau aš taip galvoju. Iš esmės aš tiesiog mėčiausi tarp 3 ir 5 ir vieną ratą labiau 5 mane nupirkdavo, kitą ratą labiau mane 3 nupirkdavo, bet jų abi logikos, aš suprasdavau jų abi logikas. Bet aš po to mečiau už 3 balsą, nes man vis tiek
tarp 2-3 buvo vienas juodas, tai aš galvoju, tarp 2-3 išmetam ten, čia vienas juodas, nu, ir nebus. Pražanga numeris 9, užkalbėjimo palaiko. Numeris 4 jūsų minutė. Statau 5. Priima. Nežinau, tarp jūsų problema buvo 0, kai jūs uždėt 1, 3, 4, kažkodėl 6 įsimetėt, jūs neparlamentavot, kodėl 6, o 6, nu, sėdėk, o 6 su 7 tipo buvo ne kartu, tai man 0 jūs buvo atitartinas ir jūs paskui vadinat 8 raudoną, kur aš nesuprantu, kodėl 8 raudonas, nu jis dabar man raudonas. 6 sakė, žaidžiu 1, 3, 4, bet tarp 3, 5 jam yra juodas, jis turėjo 3 minti. 5 gali būti tartinas už agresyvumą, tarp 3, 5 tipo tenais vienas turi būti juodas, nes 3 labai atakuoja 5, 5 atakuoja 3, bet reikia galvoti, kas tarp 2-3. Jeigu tarp 2-3 yra juodas 3, jisai nesu 5, tada jūs esat juodas. Jeigu tarp 2-3 yra juodas 2, tada 5 turėtų būti labiau raudonas ir jūs gali būti labiau tartinas, o aš negaliu būti nei 2, nei 3. Aš sakiau, kad 2 yra įtartinas ant 0, aš pasakiau, kodėl jisai, kaip jisai pasikeitė, kai jisai buvo juodas, raudonas praeitą žaidimą ir kaip jisai atrodo dabar iš veido, dėl ko jis neraudonas yra. Trečias, kai atsikėlęs prie 8, sako 3-4, sėdam, pasikeliam kartu, 3-4 ir kartu juodas. Dėl to čia reikia, aš esu rūp. Įspėjimas po užkalbėjimo palaikas, numeris 5 užbaigia tratą jūsų minutę. Labas rytas, įstatau 9, kad ratu būtų visi statyti. Paklausyk, matai, negestikuliavęs. Pas trečią aš paskutinis esu juodas, aš nuo 0 verčiu stalą, kad trečias yra juodas žaidėjas. Aš sistemingai žaidžiu prieš trečią žaidėją, kad juodas jisai. Jisai pas jį surasta komanda, pas jį sulaužė į 2 juodą, sako, 7 patikrinta juoda ir tipo paskutinis mafas. Jisai daro tokius veiksmus, kad apsiraudoninti, tai jeigu aš paskutinis mafas pas jį, ką man vers stalą ant jo, aš tiesiog prisitaikau prie miestų ir žaidžiu. Man nieko nekainuoja prieš 8 prabalsuoti, kuris įsistatė 8, aš galėjau laužyti, aš bet ką galėjau daryti. Aš stačiau ranką už pakelimą, o ketvirtas žaidėjas ką padarė, jūs daugiau suklydot, jūs balsavot su trečiu kartu, kuris sako, aš paskutinis juodas, prieš 8 žaidėją, kuris nušautas raudonas. Man įdomu, jeigu jūs juodas, kad jis ir nieko nešneka, tegu laimi, aš prabalsuosiu už jūs, nes jūs nepastatėt rankos už pakelimą 3 ir 8. Nesvarbu, jūs pirmų ratų prabalsavot, kai pakelimas buvo, nepastatėt rankos, o čia yra argumentas, nes pas 3, 8 buvo juodas. Kas? Pereinai balsavimo fazę, nuo dabar už gestikuliacijos pražangos, išstatyti žaidėjai 4, 5, 9. Tokiu liškumu 4, 5, 9. Kas balsuoja už numeris 4? Stop 2 rankos. Kas balsuoja už numeris 5? 0 rankų. Stop žaidimas, miestelio pergalė.